Tai mano ekstraktų linija, jinai galinga. Ekstraktas padarytas 1:12, visos vaistingos medžiagos iš 12 kg pereina į 1 kg, visi polisacharidai, visos vaistingos medžiagos, tas gydo, todėl tampa vaistažolės labai didelė jėga gydanti. Ir štai noriu pristatyti liūto karčio ir čiagos ekstraktukas, labai puikus ekstraktas, kartu puikiai veikia. Tad įsibandykite ekstraktukus ir padarėm dar dovanėlės, šventinės dovanėlės, sukomplektuotos vaistažolės, sukomplektuotų vaistažolių padarytos neblogos nuolaidos. Komplektukas tiks visam kūnui, nuo kojų pirštų iki smegenų, jums eis pozityvas. Tad bandykit mano naujus ekstraktukus ir bandykit dovanas, tas dovanas dovanokit draugam artimiesiems. Dovanokite tikrą sveikatą, tikrą energiją. Liūto kartis labai gerai smegenim, o čiaga labai gerai vidiniam organam. Normalizuoja kraują, pavo kepenis, pavo inkstus, šlapimo pūslę tvarko. Čiaga universali, jinai valo visą organizmą. Jinai teka pro mus, jos polisacharidai sugerinėja visus nešvarumus į save. Pas čiagą 0 toksinų, todėl jos nebūna per daug. Beržo grybas čiaga ant tiek švarus produktas, kad visus toksinus surenka į save. Ir mums gerėja sveikata. Liūto kartukas eina greitint smegenis. Elektronika smegenyse gerėja, atmintis, pozityvumas, greitis. Visi procesai galvoj greičiau sukasi, žmogus net rišliau kalbėti pradeda. Tiesiog pozityvas smegenyse. Po nebūdė gyvybinė energija, po nebūdė priešvėžinė daug energijos duoda. Prostatą gydo, kraujagyslę, širdį, skrandį, žarnyną. Jos polisacharidai valo visus tipų parazitus. Tame tarpe ir onkologijos. Ponebūdės ekstraktas stiprus, ponebūdė kartu su liūto karčiu irgi smagiai veikia. Jausis ir miško jėga duos pozityvumą jums, ir liūto kartis duos greitį elektroniką į smegenis. Šitas irgi labai gerai komplektukas, tiesiog fainai veikia. Abudu duoda energiją. Ir va šitas labai komplektukas energingas. Kordicepsas, jo pirmas yra daiktas duoti energiją ištvermę žmogui. O čiaga valyti vidinius organus. Šitas komplektukas ir labai fainas. O čia kam grinai smegenim reikia vien liūto karčio ekstraktas, stiprus reikalas. Nu ir va mano ekstraktų linija gražuolė. Prieš šventės paragaus keus sveikatą į viršų. Ekstraktai stiprus reikalas, jie labai sukelia energiją, tiesiog žmogus atgyja. Nes labai daug vaistingų medžiagų į ekstraktą, šitas ekstraktas yra į 5 mikronų sumaltas. Jei žmogaus plaukas 70 mikronų, tai šito ekstrakto yra smulkumas 5 mikronai. Reiškia, pasisavinimas labai staigus eina ir labai stiprus yra ekstraktas 1:12. Veikimas bus stiprus ir pozityvus. Parodysiu, kaip Mongolijos draugai ruošia ekstraktus. Apie beržo grybą čiagą ir Lions mainą liūto kartį. Šitie du grybai puikiai tinka vartoti kartu. Liūto kartis gaivins, o čiaga saugus. Tai toksai kartų balansas, kartų švelnumas. Dabar dar bus ekstraktai išimti iš šitų grybų. Ir dabar jums papasakosiu, kaip ruošiami tie ekstraktai. Papasakojo mums draugai iš Altajaus mongolai, kaip viską gamina. Ir dabar mes iš jų imsim tą produkciją, jinai puikiai ta produkcija. Žiūrėkit gaminimo koks būdas, čiaga įmasi. Tada 10 kg čiagos berėsi į vandenį. Tada įmasi 70-90 laipsnių temperatūra vandens, pradeda virimas, vyksta 6 valandas. Tada skystis perdodamas į kitą aparatą, į filtravimo pašalintos yra kietos detalės, šitas būdas vadinasi perliftruojamas. Ir po to eina koncentravimas, gautas skystis išgarintas. Tada tas visas skystis yra džiovinamas iki miltelių, gautas koncentracijos skystis yra lifinizuojamas. Ir susidaro sausas, smulkus miltelių ekstraktai, vat grinai į miltelius kada pavirsta. Ir va šitas būna masė, iš 13 kg čiagos išeina 1 kg tų miltelių. Reiškia, visi junginiai, visi polisacharidai, visas vaistas lieka tuose milteliuose, ekstraktas susistiprina 10-13 kartų. Čia tiesiog bomba, žmonės, čia gyvybės bomba.